draugai sveikina su jumis iš dabar jau saulėtos, bet ne tokios šiltos Australijos. Esam Sidnėjaus oro uoste ir šiandien keliaujam, o kur keliaujam pamatysit patys. Tai va, turim jau visai neužilgo skrydį. Valandų jau yra beveik 9:30 ir manau, kad kažko trūksta. Dabar geriau. Nu, sakykit, ką norit, bet tas oro uostinis aliukas, jisai biškį turi kitokį skonį. Net jeigu ir tą patį alų visada visur gersit, vis tiek oro uoste aliukas skaniau geria. Linkėjimai iš Australijos širdies. Please do keep well hydrated, especially if you are doing any water activities. It is recommended to try and consume about a litre of water per hour just by taking regular small sips. We do ask everyone to get a refillable drinking bottle. There are no rubbish bins within the national park, so we try and discourage the use of single-use plastics. All the tour operators. Sveiki, mėly žiūrovai, su jumis sveikinasi aš, Benjamina. Ir kągi, mes šiandien atvykom į centrinę Australijos dalį. Pasižiūrėt, kaip atrodo dykumos. Diena visai ilgokas, skrydis pakratė. O va dabar jau savo kambariuke palikom daiktus, ko nereikia, ir atvarom pažiūrėti Katačiutą. Tai čia lietuviškai vertus būtų daug galvų. Žodžiu, yra toks takelis, eisim dabar juo ir turėtume palydėti saulę kažkuriuo metu. Bet jo vaizdai, nu nežinau, akiai labai nenatūralu. Nieko panašaus dar nesu matęs, tai faina. Nu ir atsiveria va. Žiauriai kietai atrodo vieta šita. Vienas dalykas tik tai labai musės puola. Turiu tinklelį, bet dar sakiau, kol kas nereikia naudoti. Turim 2 dienas. Vieną dieną skirsim šitam, o kitą dieną įžymiausia vieta Lūrų. Tai tas kalniukas. Reikalas toks iš toli, pamatėm kaip tai atrodo. Dabar sėsim į autobusą. Davė mums čia iš viso 20 minučių. Sėsim į autobusą ir pūsim arčiau, turbūt link ten. Nes turime kažkokį spotą atvažiuoti, kur palydėsim saulėlydį. Tai jo, šiandien visai mes susivėlinę. Biškį užtrukom. Bet rytoj iš ryto atsikelsim ir varysim saulėtekį pasitikti. Greičiausiai, jeigu nieks nepasikeis. Tai
Šiandien tokia lengva diena pirma. O rytoj nusimato apie 11 km pažygiuos. Vyniojam toliau. Krypam. Arčiau pasižiūrėt. Kaip jau akmenukai. Pelė kokie. Kuo labiau artėja, tuo labiau milžiniškėja. Nu, žinokit, ilgai labai tai netvėriau. Žodžiu, reikalas toks sustoji. Ir kokių 40 mūsų aplinkui, visur į burną, į akis, į ausis, ant trūbų, visur puola musės. Tai va, atvažiavom pasiruošę. O, Erika jau nusėmė tinklelį. Nu, aš tai tinklelio nenusėminėsiu. Žodžiu, musės puola baisiai. Va, bet jūs pažiūrėkit. Pažiūrėkit, kokie vaizdai. Šiaip labai nežemiškai atrodo. Čia va tenisą žaidžia, man atrodo, ant tokios dangos. Bet šiaip iš toli taip atrodė dar nelabai. Iš kitos pusės šešėlis tai irgi toks. Tiesiog kad kalnas, bet čia tai pelė kaip gerai. Nu, va, su mūsėm tokia situacija sustojo Erikos. 10 sekundžių nufotkint. Visą nuo galvos iki kojų. Mes biškai atsilikom nuo grupės, nes dar pasifotkint norėjom. Žodžiu, turim valandą laiko nueiti iki apžvalgos aikštelės. Dar vienos. Ir tada grįšim ir tada veš mus pažiūrėt saulėlydį. O, jūs pažiūrėkit, čia uolom lipt. Mano batai pagaliau gauna tai, ko nusipelnė. Paskutinį kartą buvau su jais Zakopanėj. O pasiėmiau Australiją, nes žinojau, kad vis tiek kažkur tai kažkada varysiu, kur reikės palaipės. Nežinau, ar jie atlaikys. Pažiūrėsim. Nes čia nėra visiškai haiku, jie tokie biški labiau gal šiaip laisvadieniui šiokiadieniui. Biški geografijos pamokėlės šiokios tokios. Tai viskas čia nėra vulkaninės kilmės čia. Kaip pasidarė, tai tektonika. Tai toks šokis yra. Tai tektoninės plokštės. Žodžiu, judėjo, drebėjo. Tai pagrindinis skirtumas nuo Ulurų ir nuo šitos vietos, kad ten vienas didelis akmuo susidaręs. O čia tektoninės plokštės sustūmė labai daug jų į vieną vietą ir gavos šitų galvų 36 ar 39. Šiaip koks reikalas, kad aborigenai buvo praradę šitas žemės, bet po to 68, man atrodo, metais. Atsiprašau už faktus. Čia tiesiog truputį pasiskaičiau, kad turėčiau ką pasakyti. Tai 68 metais jie atidavė šitą žemės su mintim, kad grąžino tiksliau šitą žemę, su mintim, kad jie dalyvaus programai ir padės šitą vietą daryti labiau turistinę, labiau turistam. Šiaip galiu pasakyti, kad per nuotraukas, kai mačiau, tai galvojau, kad dvigubai mažesnis bus. Ir čia žiauriai didelis yra šitas dalykas. Akmenėlis. Tai jeigu turit progą, varykit pažiūrėti, nes tikrai verta. Dingo beveik visas musės. Mes dabar į pavėsį nuėjom. Čia vėjukas paduoda visai gerai.
Tai nėra jokių mašalų, bet žiaurų, tikrai žiaurų. Ir dabar, kur yra lietuvis, tas Narovskis bėga. Tai ten iš vis jaučiu belekas, nes jisai didžiąją dalį laiko turbūt ant saulės praleidžia. Ir aš įsivaizduoju, kokias problemas jisai ten su musėm išgyvena. Nu, aišku, tinklą užsidėjai, tada jau nėra tokios problemos, bet kokiu atveju. Tikrai džiaugiu. Žiauriai kieta vieta, šventa vieta. Čia vyrai aborigenai neleisdavo net moterų į kai kurias vietas dėl įsitikinimų visokiausių. Tai va, mielieji, Katačiuta. Atsiminkit šitą pavadinimą, jeigu varysite į Australiją. Nepagailėkit pinigėlių, nepagailėkit laiko. Atvarykit. Šiaip apskritai vienas gal dalykas, tai čia spalvos labai dera. Ir dėl to taip gražiai atrodo, tarkim, važiuojant laukais, gelsva, juoda, oranžinė tokios. Visos spalvos labai gražiai susiblendina. Ir gaunasi visumoj labai gražus reginys. Visokiausių pilno urvų ir aš nežinau, kas tose urvuose, šiaip gali būti, kad piešinukai. Čia manau rytoj jau urvų, kai eisim, tai ten bus biški kitoks reikalas, ten daugiau tų piešinių kažko pamatysim. Čia šiaip dar pirma diena, tai labai prabėgom viskas vyksta, bet žiauriai fainai, žiauriai smagu tikrai. Dar vienas patarimas, jeigu varysit, tai va, siūlyčiau varyti kaip mes, panašiai apie birželio mėnesį, gal gegužės. Nes jeigu atvarysit vasaros metu, australų vasaros metu, kas pas mus žemai yra, tai nebus čia smagu, aš neįsivaizduoju. Link 50, aš mačiau 48, man atrodo, daugiausiai. Ar kem 5, nu bet vis tiek, įsivaizduokit, kad pirty eini ir jeigu tau reikia 10 kg žygis, tai čia jie rekomenduoja po litrą turėti kas valandą vandens, kad turėtum kaip atsigaivinti, šiaip elektrolitų visokiausių viską pasimti. Nes gali patrūkti kažkur tai. Ir bėda, kad čia, nu yra vietinė, čia jau daktarai kažkas yra, bet nežinau, ar labai greit tau padėtų. Čia greit prisivaikščiam, vyniojam atgal į autobusą ir varysim lydėti saulės. Ir va, tokia pirma diena bus, o po to reikės varyti kažką tai užkasti. Nes kaip visas alkanas, aš esu labai žmogus. Tai varysim pasisotinti. Šiaip dar skrendant lėktuvu, žiauriai sunku suvokti yra, ant kiek pas juos dideli plotai yra negyvenami visiškai. Skrendi ir atrodo, tušia, va vien laukai. Ir apskritai, jie turi ten tik 24 milijonus gyventojų visoje Australijoje. Dydžio yra kaip Europa. Ir apgyventa tik tai pakrantės pagrinde. Ir nieko čia tam centre nelabai čia kas gyvena, nes visur yra dykumas. Tai jo žiauriai sunku yra suvokti tokius plotus neišnaudotus, nežinau. Niekam nereikalingus. Va, kad geriau įsivaizduotim. Tai iš tokių nedidukų. Tokių nedidukų akmenukų susideda va tokie kalnai. Dar su mūsų vienas dalykas. Čia dabar skaitos ne sezonas mūsų, tai jų čia skaitos mažiausiai kiek yra. Tai jeigu jūs atvarysit vasarą, tai nežinau, 2, 3 gal, 4 daugiau musiekų pagausit. Tai va dėl to aš jums siūlyčiau veikti protingai ir nevaryt bet kada, atvaryt geriausių laikų. Ei tu, žiūrėtojų, pastebėjau, kad net 80% jūsų neprenumeruojate mano kanalą, todėl kviečiu jūs tai padaryti dabar ir toliau žiūrėti šį video.
Labas rytas. Vakar grįžom į savo šitą miestelį, nuvarėm į parduotuvę, nusipirkom biškį skaniukų visokių, tada nuėjom į barą, pavalgėm picas, grįžom namo ir labai kietai numigom. Tai nutarėm nesikelt į saulėlydį, nes truputį per šalta bus. O ką, dabar jau pusė 9 pas mus ryto. Tai reikia keltis, atpraustis, ruoštis ir varysim į Uluru. Šiandien tokia didesnė dienelė laukia. Šiaip rytai visai šaltoki čia, sakyčiau. Dabar 7 gal tik tai šilumos. Dar vienas niuansas, kad tualetas ir dušas nėra čia tualeto ir dušo šitam kambarį. Tai turėjo eiti į atskirą patalpą ir praustis. Visai šaltokas bus. Šitie 7 ne taip kaip Lietuvoje. Čia 7 visai šalta jau. Tai va, čia vaizdas per langą. Taip atrodo. Džiunglėse gyvenam. Tarp kitko vakar po 8 ar 9 mėnesius pirmą kartą pamačiau nuodingą vorą. Atėjau rankų nusiplauti. Plaunu, ten tas rankas. Labai plaunu. Žiūriu, galvą pakeliu. Toks variukas nedidelis, va, toks variukas su raudonu juosta per nugarą. Tai va, pirmas mano nuodingas voras per tiek laiko pamatytas, nes šiaip vis atstebėdavau visokius plyšius, viską. Aš šiaip bijau varų, bet man ne tai, kad bijau varų, man įdomu buvo, kurie yra. Tai va, vieną radau. Tai va, parodysiu jums turą dar dabar po kaimelį šitą mūsų Outback vadinasi šitos vietos. Žodžiu, tai reikia truputį paeit nuo namuko. Gerai, dar ne per toli gyvenam. Čia moterių dušas ir tualetas. Kitoj pusėje vyrų. Tai aš nuėjau apsipraust. Pradėjau praustis. Apsiprausiau ir supratau, kad neturiu rankšluostis kambarį liko. Blemba, šalta buvo. Su džiovintuvu, čia bandžiau visai, kol dar neišėjau įsidžiovins, bet nepavyko. Labai gerai. Dar parodysiu ant bonuso tą vorą. Žodžiu, čia vienas voras papjautas, o likučiai. O va čia yra tas nuodingas. Dabar pasislėpęs. Aš šį dar vakare pagausiu. Šiaip žiauriai sunku vis tiek priprast prie tos oranžinės spalvos. Gražu čia. Kad ir viskas daugmaž vienodai atrodo. Bet šiaip gražiai vietovė. Aišku, gyvent. Blemba, čia iššūkis. Čia niekur šviesų nėra. Toks vakar galvojom pareit peškom nuo parduotuvės. Amba tamsu. Toks jausmas, kad galvą gali nupjauti kas nors. Pakrūmėj kokioj nors. Tai ne visai jauku. Peršokom į autobusą. Nu ir ką, ir čia nieko realiai nėra. Čia toks žiedas padarytas apartamentų šitų visų namukų. 5 ar 4 vietos, kur apgyvendina, parduotuvė viena, 2 barai. Ir viskas. Nuvarai va į Ulurų, į Katačiutą ir daugiau neturi, tu čia ką daryti. O yra žmonių, kas čia gyvena. Tai toks stipru, tikrai negalėčiau čia gyventi, manau. Tai ką. Sveiki dar kartelį. Apsiprausiam, papusryčiavom, susiruošiam daiktus.
už 10 minučių. Sekanti stotelė Uluru. Žiūosim per pietus. Neįsimiegojom biškį. Tiksliau, nutarėm pamiegos. Ką čia valgai? Ir kai jau graužia. Laukiam autobuso. Varysim Laipet. Jo. Čia popietinis autobusas. Tai visai daug žmonių. Kiek mes dirbsim į autobusą. Ką, pradedam kelionę. Sulaipinom ką tik iš autobuso. Turim Uluru. Milžiniškas kalnas, čia nežinau, matosi tik tai 30% turbūt. Tai eisim apie 3 valandos, turbūt 4. Aplink jį yra vieta, kurių negalima fotografuoti, filmuoti. Kažkiek praleisim, bet šiaip iš toliau net atrodo jisai įspūdingiau, nes kai matosi visas labai didelis statinys. O kad jom per kamerą įsivaizduoti, kažkuriom vietom jisai didesnis už Eifelio bokštą yra. Galvoju, kad pradėkime kelionę. O šiaip šitas gal net dar įspūdingesnis kalniukas. Ant jo visokių tekstūrų labai daug. Fainai atrodo. Gludintas lietaus ir vėjo. Šiaip kom skiriasi nuo praeito, tik kad čia vienas didelis akmuo ir visa kita tai yra jo nutrupėjimai. Ir anksčiau, iki 2019 metų dar leisdavo žmonėm vaikščioti. Tiksliau lipt ant jo. Ir čia lipt tai yra ką, nes jisai ganėtinai status yra. Tai per visą laiką 35 žmonės susimušė. Ir tada 2019 uždraudė ant jo laipiot, nes šiaip čia yra šventa vieta, kaip ir praeita irgi yra šventa. Ir iš pagarbos aboriginų nutarė uždraust laipiot. Ir taip nuo 2019 daugiau lipt nebegalima. Šiaip visai smagu būtų pabandyti užsikopti, bet yra kaip yra. Gražu ir iš šono. Viskas sudžiūvę. Lietaus labai retai būna šitose dykumynuose. Čia nežinau, gal net ir apdegė jie. Jo, apdegė. Karts nuo karto pasitaiko gaisrų. Šiaip vakar kai važiavom irgi matėsi, kad dega kažkas su tem. Ir manau, kad sustabdyti liepsnas visai sudėtinga, ypač kai vandens nėra aplinkui. Tai vienas vargas. Įsivaizduokit. Realiai mokykla. Ir čia vyresni tų anangų. Anangų tai čia yra ta pagrindinė gentis, kam priklauso Uluru. Tai čia susirinkdavo ir mokindavo vaikus, rodydavo jiem kaip medžiot. Žodžiu, elementarius gyvenimo visokias pamokas. Tai aš nežinau, kiek per kamerą matosi gerai. Bet čia yra piešinukai visokie supaišyti. Ir jie jau čia labai ilgą laiką. Pabandysiu priartinti. Dar vienas reiškinys, kuris pasitaiko labai retai, tarp kitko buvo prieš kelias savaitės. Kad čia užlyjo smarkiai. Ir kada prasideda smarkus lietus, tada užtvinsta visas šitas kalnas ir čia pradeda tekėti upeliai visokiausiai.
look at this. Rainfall in the Northern Territory has caused some spectacular waterfalls on Uluru. The rare phenomenon is only seen by around 1% of visitors, and now you this morning. Parks Australia staff captured the moment to share on social media. The heavy rain came from the remnants of ex-tropical cyclone Megan crossing over the Red Centre. Bet dabar, kaip matom, upelių čia yra nelabai, bet jūs pasižiūrėkit. Nežinau, belekas iš tikrųjų. Gali prieiti tokias vietas, kur realiai prašo nefilmuoti. Bet tai mes ir nefilmuosim. Įsivaizduokit, 1000 kilometrų. Tiesiog kelias. Kitur ir kelio nėra. Tai neįsau. Karšta. 50 šilumos. Eini toks visas. Musės puola. Maisto nelabai kur rasi. Siaubas. Įsivaizduokit. Ir čia yra žmonių, kurie gyvena. Tarkim dabar, artimiausias miestas nuo mūsų, normalus miestas, ne šiaip, kur čia sukurtas šitas turistinis. Tai yra Alice Springs. Ir jisai yra už 500 ar 300, tarp 300 ir 500 žodžių kilometrų nuo mūsų. Tai čia ant tiek yra necivilizuota. Ir tarp kitko, tas Alice Springs papuola top 5 pasaulyje pagal nusikalstamumą miestų. Būtų visai įdomu tenais nuvažiuoti, bet mes kadangi be mašinos ir labai daug laiko neturim, čia reiktų dar bent jau ekstra dieną užsidėti. Tai būtų visai smagu, bet šį kartą nematysit. Gal kitą kartą jau kai važiuosiu į Australiją, jeigu kada nors važiuosiu, tai tada varysiu į Alice Springs. Kokie ženklai suskeldė, saulės, karšta. Šiaip visai norėčiau kokią gyvatę pamatyti dar iš tikrųjų jums parodyti. Bet turbūt, jo šiaip nelabai mėgsta triukšmą, čia gal triukšmo per daug nebūna, bet vis tiek vibracijos visokios, tai jos atsitraukia. Bet tarkim yra tvarelis. Ir jeigu šitų tvarelių nesilaikai, tai manau, kad tikrai šituose pievose kažkur galėtum sutikti. Tai gyvatės ir vorai, jeigu aš galvau prieš važiuodamas į Australiją, tai kaip čia yra, ar bus čia žiaurus tais vorais gyvatėm, tai jie nėra miestiečiai gyvūnai, jie mėgsta kažkur tai toliau varyti, kažkur toliau varyti, pasislėpti ir gyventi tokiose atokesnėse vietose, o nelįsti ten kažkur į žmonės. Tai jeigu gal dėl šito dvejoja, tai nedvejokit, varykit, nesutiksit tų gyvačių, kol gyvensit miestuose. Ir varau. Papūgų būna, tarakonų būna. Tarakonai tokie mėsiniai, bet jie nieko blogo kaip ir nedaro, turbūt. Tai va. Tarp kitko dar vienas labai įdomus faktas, mes čia matom tik tai viršūnę. O sako, kad 2,5 kilometro po žemę eina visas šitas dalykas. Kalnas. Tai va, žinokit. Kadangi ryšys nėra labai populiarus dalykas, čia viduryje Australijos, tai yra va tokios dėžutės beeinant. Šiaip pirma, kurią priėjom, tai čia po kokių 3 kilometrų manyčiau. Ir gali savo čia emergency kažkoks, jeigu įvyksta, įsikviesti. Arba gali tiesiog atsisėsti, pačilint. Ant kėduko. Erika tai eina su tokiais sakiniais. Pas ją čia dar kitaip atrodo viskas. Pabandysiu. Opt. Įsivaizduokit. Esam pusiaukeliai. Šiaip karšta. Nežinau. Jau net ir kad... gerai, ir su megztuku šiltu. Gal dėl to karšta, bet va čia yra atsigaivinimo taškas. Gali užsipilt vandenuką, tai tą ir padariau. Užsipylėm, geriam. Viską pailsėsim kelias minutės. Ir eisim. Statymas pas mus vyksta.
Kasim, skanaus. Nutariau visi rengti jau ir aš, nes tikrai kartoką daras. Mūsų tai bėlė kiek. Nežinau, ar vakar tiek buvo. Bet jau šiandien paprakaitavęs dar biškį, tai jaučiuom iš vis rojus. Dar turim va. Čokoladiuką. Maisto kainos didesnės, bet nėra jau taip per žiauriai. Tarkim, ką žinau, šitie batonėliai pas mus Gold Coast'e kainuoja kokius $5-6. Čia sumokėjom turbūt 7, ne? 10. Nu gerai. Nu, biškai pakeltas ką. Užgrūdo maistelio, atsigeriam ir varysim toliau. Dar liko apie 5 kilometrai nueit. Visai netoli. Po truputį ir turėtume būti jau visą apie. Toliau po kalno varysim žiūrėti saulėlydį. Tai vakar žiūrėjom Katočiutą, šiandien žiūrėsim Uluru. Žodžiu, moteris gyvatė sužinojo, kad jos sūnėną sužeidė ir užpuolė priešas. Jinai va ten van iš gyvatės formos varo ant šito kalno. Čianais pasiverčia žmogum. O čia galvytė, pečiai, kojos. Tada keliauja iki šito kalno. Čia pasirodo dainuodama prie priešo ir trenkia jam. Bet tada priešas stojasi, tada jinai jį užmuša antrų kartų. Čia užmerkia akis ir toliau pasiverčia į gyvatę ir važiuoja žemyn. Žinau, kad čia labai keistai skamba, bet čia yra visa istorija. Čia aš ne iš lempos pasakoju, jeigu ką, žinokit. Tai va, buvau sukrėstas šitos istorijos, net prisėdau pailsėti. Nu, kietai čia sugalvojo labai jie. Net negaliu. Tas, kuris sugalvojo tiksliau šitą istoriją. Gerai turėjo būti žmogus pasinėręs į kūrybinį procesą. Radom piešinukų. O, čia galim matyti, tarkim, kažkokią lapytę kažkas. Ir vola, prapaišyta. Ir dar tada sutikom čia gidą su komanda visą. Tai pasakojo apie būtent šitą vietą, tai čia irgi mokindavo. Mokindavo seneliai, o kodėl sakė seneliai mokindavo vaikus, tai nes jie jau būdavo nepajėgus medžiot arba kažką daryti. Tai jie tiesiog perduodavo žinias šituose urvuose. O apie šitą urvą vienas įdomus dalykas, tai čia mokindavo vaikus medžiot. Ir va čia yra, nežinau dabar, kaip jums čia parodys. O ten man yra skylė. Tai per čia jie žiūrėdavo. Ir tarkim, va čia va tėvai medžiodavo kengūras arba paukščius, kažkokius driežus. Ir seneliai sakydavo vaikam, kad žiūrėtų per šitą vietą ir mokintųsi, kaip reikia daryti. Tai čia va. Vaikas atsisėsdavo ir žiūrėdavo. Tai va, kiek šitie daug akmenis slepia istoriją. Po ilgų eitynių su kalno pabaiga prieinam kelio pabaigą ir mes. Dabar lauksim autobuso. Šiaip nežinom, ar tiksliai šitoj stotelėje autobusas mus turi paimti. Jeigu ne, tai tada kreipsim šito video tematiką į išgyvenimas gamtoje per naktį prie Uluru. Šiaip turėtume ištempti, jeigu blogiausiu atveju, jeigu taip atsitiktų. Turim 2 bananus, turim džiovintų kukurūzų, turim... Ko dar turim? Guminukų turim, tada tyrelių, nu ir vandens turim 0,5 litro.
tikrai turėtų užtekti, nes naktį čia šalta labai. Bet tikėkime, taip nebus ir kitas kadras susimatysim iš saulėlydžio stebėjimo spoto. Tai vis tik teisingai vietai laukiam autobuso. Sulaukėm, pasiėmė mus. Dabar paleido čia į tokį takiuką. Žodžiu, sakė 5 minutės ėjimo. Ir žiūrėsim iš čia saulėlydį, pavalgysim riešutuko. Labai skanus turėtų būti. Buvo pasilikta kaip tik ant šito momento ir ką, lydėsim saulę, viskas. Ir eisim miegot. Čia Uluru. O iš kitos pusės turim vietą, kur buvom vakar. Katačiuta. Taip atrodo. Su reljefas, su dykuma. Dar kartą mūsų smėlis. Traukiam ant suoliuko greitai. Ir viskas. Valgysim va. Labai geras dalykas. Greičiausiai bus. Dar neragauta. Kam. Ir būtent ties šitų kadrų visa ta Uluru romantika išblėso. Kol atvykę turistai mėgavosi šampanu, gerų maistų ir saulėlydžių, šalia jų stovi tikrieji vietiniai gyventojai. Žmonės, kurie beveik nieko neturi ir bando išsilaikyti, pardavinėdami savo meno kūrinius tiems patiems turistams. Pamatę šitą vaizdą mes truputį suglumom ir nusprendėm, kad reikia pasidomėti, kas čia iš tikrųjų įvyko. Dar prieš atvykstant žinojom, kad Australijoje gyvenantis aborigenai buvo prievartai išstumti į dykumas čia atvykusių britų kolonistų. Kolonistų sudarė kaliniai, kareiviai ir tyrinėtojai. Kad nesiplėstume per visą Australijos istoriją, susiaurinsime ją iki čia gyvenančios Anangų genties. Atvykus britų kolonistams 1920 metais ši teritorija buvo paskelbta aborigenų rezervatu. Kitaip tariant, Anangų prarado teisės į savo žemę ir tapo valstybės kontroliuojami. Anangų žmonės buvo žudomi, stumiami kuo toliau nuo vandens šaltinių, jų gyvenimo būdas ir kultūra buvo naikinama. 1950-58 metų Uluru paskelbiamas nacionaliniu parku. Anangų išvaromi iš šventų vietų, jiems draudžiama gyventi ir laisvai judėti savo pačių žemėje. Turizmas pastatomas aukščiau už vietinių žmonių. Iki pat 60 metų Anangų buvo priverstinai perkelti į gyvenvietės dykumoje, be infrastruktūros, be darbo, be teisės spręsti savo likimą. Tačiau 85 metų spalio 26 dieną Australijos valstybė oficialiai pripažino, kad Uluru buvo neteisėtai atimta. Žemės nuosavybė grąžinta Anangų, bet su viena sąlyga. Anangų žmonės turi išnuomoti Uluru valstybei 99 metams, tai yra iki 2084 metų. Parkas bus valdomas bendrai, bet ne pagal aborigenų sąlygą. Vienas realus laimėjimas visgi įvyko. 2019 metais Anangų pasisakė prieš turistų lipimą į Uluru dėl kultūrinės ir dvasinės pagarbos. Nuo tada lipimas į Uluru yra uždraustas visiems. Tai ženklas, kad šiandien Anangų balsas pagaliau turi daugiau svorio ir jų dvasinės vertybės pradėtos gerbti. Nepaisant to, daugelis aborigenų bendruomenių gyvena su rimtais socialiniais sunkumais. Trūksta būsto, trūksta paslaugų, trūksta infrastruktūros. Dar vienas dalykas, kuris man asmeniškai labai stipriai užkliuvo, buvo bare rodomos reklamos. Ten nerodomos brandų reklamos, rodomos valstybės kampanijų. Ir nors dauguma jų filmuoto šiandien, jos atrodo lyg iš gūdžių 90-ųjų. Susidaro įspūdis, kad tai reklamos mažiems vaikams arba žmonėms turintiems intelekto spragų. Tai reklamos apie alkoholio prevenciją, smurtą šeimoje, sveikatą, higieną, vaikų priežiūrą. Dešimtmečius Australijos valstybė jo žiūrėjo kaip į tuos, kuriems reikia pasakyti, kaip gyventi. Tai vyksta ne todėl, kad jie nesuprastų geresnių reklamų. Tai vyksta todėl, kad sistema vis dar nemoka su jais kalbėti kaip su lygiais. Bandžiau surasti tokių reklamų jau išvykęs iš ten, bet ilgą laiką nieko nepavyko rasti. Kol galiausiai aptikau panašią reklamą, nufilmuotą prieš daugiau nei 10 metų, skatinančią neuostyti benzino. Ir tame pačiame kanale prieš 2 savaitės įkeltą naują video skatinantį eiti į mokyklą. Come on, come on. Motivation. Kurma, Motivation. If you're feeling shy,
Gotta be brave, yeah. If you're feeling bored. Nors praėjo daugiau nei 10 metų, stilius ir požiūris išlieka vis dar tas pats. Taip va atrodo batai po pasivaikščiojimo. Ir dabar turim čia. Juodoji našlė. Tai jau šiuo metu nemirtinas, bet gali būti bloga, jeigu toks sukas. Ką, sveiki žiūrėtojai. Trečia diena pas mus jau. Tuoj už poros valandų išvažiuosim namo. Tiksliau į oro uostą, tada lauksim lėktuvų. Buvom ką tik nuėję į meno galeriją. Tai žiauriai ten pas jos fainų piešinių yra. Šiaip filmuot, fotografuot nelabai galima buvo, bet porą kadrų nutraukiau, tai kelsiu. Dabar einam paieškot vietinio aborigeno, nes pačia muziejui kūrinių kaina labai didelė. Tai gal pavyks šią gatvėj kažkur nusipirkti. Tai va, pavyko mums po ilgų operacijų nusipirkti aborigenų meną. Tai čia yra 7 seserys. 3, 1. Sėdė aplink laužą. Ir čia yra jau vietinė medicina simbolizuojama. O kad gaut mum pinigėlių, nes mes supratom, kad mes kešo neturim, jie pardavinėja viską tik už kešą. Tai teko susirasti vietinius žmonės, nes mes neturėjom nei kortelių, nei nieko, tik tai PayID ir Apple Pay. Suradom 2 vokiečius ir 1 kanadietę. Ir jie kaip tik turėjo $100 kupiūrą. Tai pervedėm jiem pinigus per banką, o jie mums davė tą 100. Tada nuėjom įsikeitėm biškį pasismulkinom pinigus, nu ir va, kainavo $50 tas piešinukas. O muziejui tam, tai nežinau, aišku, ten turbūt lygiai skiriasi, daug ten jau tobulesni atrinkti visi piešinukai į muziejų, bet ten kainuotų keli šimtai toksai. Tai va, nusipirkom, dabar galim namo važiuoti.